Brangus klausytojai, Ganytojo žodžio laidoje kviečiame pasiklausyti Krokuvos arkivyskupijos kunigo Jan Reček skaitytos konferencijos šią vasarą Šiluvoje, kurioje jis kalbėjo apie mums visiems taip svarbaus dvasinio tobulėjimo reikšmę per vidinio užtarimo maldą ir vidinį išgydymą. Iš lenkų kalbos konferenciją verčia Kastantas Lukėnas. W sercu Mojżesza była pewna tajemnica. Mozės širdyje buvo tam tikras slėpinys. To tylko tłumaczy zasłonę na jego twarzy. Tik tai gali paaiškinti tą gobtuvą ant jo veido. Bo pytać możemy, czemu zasłaniał twarz. Nes galime mes klausti, kodėl jisai dengėsi veidą gobtuvu. Czy dlatego, żeby inni nie patrzyli? Ar todėl, kad kiti į jį nežiūrėtų? Czy on miał nie patrzeć na marność? Ar jis neturėjo žvelgti kažką menkesnio? W każdej odpowiedzi jest część prawdy. Kiekviename tame atsakyme glūdi tiesos grūdas. Ale ważne, że w jego spotkaniu z Bogiem była tajemnica, której łatwo nie trzeba było okazywać. Tačiau svarbiausia yra tai, kad Mozės susitikime su Dievu glūdėjo tam tikras slėpinys, kurio nederėjo pernelyg lengvai atskleisti. Tajemnic łatwo nie powinniśmy wydawać. Mes neturime pernelyg lengvai atskleisti paslaptis. A w każdym prawdziwym spotkaniu z Bogiem jest jakaś tajemnica. O kiekviename tikrame susitikime su Dievu glūdi tam tikras slėpinys. Jest coś, o czym łatwo nie powiemy. Yra kažkas tokio, apie ką lengvai neįmanoma nusakyti. Święty Paweł pisał o słowach, które usłyszał w objawieniu, których człowiekowi nie powinno się powtarzać. Šventasis Paulius pasakojo apie žodžius, kuriuos jis patyrė jam apsireiškus Viešpačiui ir kurių žmogui tiesiog nevalia ištarti. Było takie spotkanie z Jezusem w jego życiu, którego istoty nie znamy. Tai buvo toks susitikimas Pauliaus gyvenime, susitikimas su Jėzumi ir apie tą susitikimą mes esmės jo nesuvokiame. Święta Faustyna zapisała, że w jej łączności z Bogiem jest taka tajemnica, której nawet aniołowie nie znają i nikomu nie powie. Šventoji Faustina sakė, kad jos susitikimuose su Dievu yra tam tikras slėpinys, kurio net angelai nežino ir apie kurį nedera jai niekam pasakoti. My tu obecni przypuszczalnie w tak szczególne spotkanie z Bogiem nie jesteśmy wciągnięci. Mes čia susirinkusieji veikiausiai nesame tokiu ypatingu būdu įtraukti į tas Dievo susitikimo slėpinį. Ale pouczenie słowa jest jasne. Tačiau šio Dievo žodžio pamokymas yra aiškus. O sprawach Bożych nie z każdym można rozmawiać. Tai, kad ne su kiekvienu galima kalbėti apie dieviškuosius dalykus. A tajemnicą duszy mogę się podzielić tylko jednym z 1000. O savo sielos paslaptimis galime pasidalinti gal tik su vienu iš 1000. Tak nam radzi mądrość Syracha. Taip mums siūlo Siracido knygoje užrašyta išmintis. Że bliskich może być wielu, ale powiernikiem 1 z 1000. Kuris sako, kad artimų draugų gali būti daug, tačiau toks paslapčių patikėtinis yra 1 iš 1000. Kościół starożytny dawał piękne świadectwo rozumienia, iż pielęgnuje tajemnicę. Ankstyvoji senoji bažnyčia labai gražiai tą davė suprasti, kaip yra saugomos paslaptys. Oczywiście nie zawrócimy biegu rzeki. Žinoma, mes nesustabdysim upės bėgimo ir net gręšim jos. Nie cofniemy się w inne uwarunkowania. Mes jau nebegrįšim į tas kitas gyvenimo sąlygas. Nie cofniemy przemian społecznych. Nebegrąžinsime visuomenės pakitusių pokyčių. Ale coś w tym było słusznego, że o sprawach Bożych nie mówili ludzie z zewnątrz. Tačiau tame buvo kažkas teisingo, kad bažnyčioje nebuvo kalbama apie dieviškosius dalykus su išorėje esančiais žmonėmis, netikinčiaisiais. Kapitalnym przykładem, jak pielęgnowali chrześcijanie tajemnicę, było ukrywanie modlitwy Ojcze Nasz. Toks labai svarbus paliudijimas, kaip krikščionys saugojo savo tikėjimo slėpinius, buvo tai, kad jie slėpdavo, nepasakodavo kitiem apie Tėve mūsų maldos turinį. Przygotowanie do chrztu w pewnym momencie zaczęło trwać w kościele starożytnym 3 lata. Pasirengimas krikštui ankstyvoje bažnyčioje tęsdavosi 3 metus. Wtajemniczenie było powiązane z coraz głębszym wyrzeczeniem się
tego, co z moralnie rozumianego świata. Ir tas įvesdinimas į dieviškosius slėpinius buvo susijęs su labiau atsižadėjimu šio pasaulio slėpinių, šio pasaulio dalykų. Katecheza była oparta na wyznaniu wiary. Katechezė būdavo grindžiama tikėjimo išpažinimu. Ale to, że do Boga mówi się Ojcze, gdy się otrzyma chrzest, było utrzymane w tajemnicy. Tačiau tai, kad Dievui yra sakoma tėve, sakant tėve mūsų maldą, ir tai vyksta krikšto metu, tai štai tas dalykas, kad kreipinys tėve buvo laikomas paslaptyje. Dopiero w noc paschalną, w czasie Wigilii Paschalnej, ten, który otrzymywał chrzest, otrzymywał kartkę z tekstem modlitwy. Tik Velykų vigilijos metu, kai būdavo krikštijami tie naujakrikštai, neofitai, tuomet tas naujakrikštas gaudavo kortelę su tėve mūsų maldos tekstu. Patrzę na te sprawy z pewną nostalgią. Aš su tam tikra nostalgija žvelgiu į tuos dalykus. Zwłaszcza wtedy, kiedy w polskich liberalnych gazetach roztrząsa się, jaki powinien być Kościół katolicki. Ypač kai, tarkime, liberaliuose Lenkijos laikraščiuose taip švaistomasi patarimais ir svarstoma, kokia turėtų būti Lenkijos bažnyčia. Przysłowiowe radzenie ślepego o kolorach. Čia yra tas garsus palyginimas, kai aklasis svarsto apie spalvas. A więc pamiętajmy, że w życiu duszy są pewne tajemnice. Tai vis dėlto atminkime, kad dvasinėme sielos gyvenime yra tam tikri slėpiniai. I w życiu grupy modlitewnej są pewne tajemnice. Ir taip pat maldos grupės gyvenime taip pat yra slėpiniai. Takie jest Boże prowadzenie. Toks yra Dievo vedimas. W przekazie Ewangelii mamy bardzo znany obraz skarbu i perły. Girdėjome tą labai gerai mums žinomą lobio ir perlo vaizdinį. To już nie tylko tajemnica, chociaż ten skarb był ukryty do pewnego momentu. Tai jau nebe tik slėpinys, nes beje tas lobis juk buvo paslėptas kurį laiką. Ale wartość godna najwyższego wyrzeczenia. Tačiau svarbu, kad jų vertė yra didesnė, verta bet kokio išsižadėjimo, bet ko kito. W bardzo krótkim obrazie jest wiele nakreślone. Šiame labai trumpame vaizdinyje yra daug kas glūdi. Królestwo Boże to wartość ponad wszystko. Taigi Dievo karalystė tai yra vertesnė už bet ką. Co to jest Królestwo Boże? Kas yra Dievo karalystė? Mam ochotę pytać z mikrofonem, żebyście się obudzili. Aš norėdamas jūs žadinti, norėčiau net su mikrofonu pereiti ir paklausti, kaip jūsų nuomonė. Królestwo Boże to obecność Jezusa w naszych sercach. Taigi Dievo karalystė tai yra Jėzaus buvimas mūsų širdyse. Królestwo Boże to życie Boże w nas. Tai Dievo gyvenimas mumise. Królestwo Boże to Jezus. Dievo karalystė tai pats Jėzus. I to jest wartość ponad wszystko. Ir tai yra vertybė didesnė už bet ką. Nic innego nie może konkurować. Jokios kitos vertybės negali konkuruoti su ta. I ważne, że ten skarb jest do zdobycia tylko wtedy, kiedy wszystko inne staje się nieważne. Ir svarbu, kad šį lobį galime įsigyti tik tuo met, kai visa kita tampa nebesvarbu. Warto prosić o tę łaskę, żeby wszystko inne było jakby nieważne. Verta prašyti tokios malonės, kad visa kita mums būtų nebesvarbu. Żeby wszystko było względne. Kad visą kitą žvelgtumėm į visą kitą kaip į tokios sąlyginės svarbos dalykus. Można powiedzieć, jest to możliwe w życiu człowieka zakochanego. Galima sakyti, kad toks dalykas įmanomas įsimylėjusio žmogaus gyvenime. Z pewnością każdy kiedyś był zakochany. Žinoma, kiekvienas mūsų tikrai buvome kažkada įsimylėję. Nawet jak to było bardzo dawno, to świetnie pamiętacie, jak to było. Netgi jeigu tai buvo labai seniai, vis dėlto labai gerai atsimenate, kaip tada jautėtės. Wszystko nieważne poza jednym. Visa kita nesvarbu išskyrus vieną. I wszystko się odnosi do jednego. Ir visa yra siejama su to vienu. Wszystko pod kątem jednego serca. Viskas yra tos vienos širdies tokioj perspektyvoje. I wszystko dla Niego. Ir viskas jam ar jai. I wszystko można stracić, ale nie to. Ir viską galima prarasti, bet tik ne tai. Ja nieraz mówię, że trzeba nam prosić o łaskę zakochania w Jezusie. Ir aš nekartą pabrėžiu, kad reikia prašyti malonės įsimylėti į Jėzų. I wtedy jesteśmy na pewno na Jego drodze. Ir tuomet esame tikrai jo kelyje. A On może działać w nas z mocą. O Jis su galybė gali veikti mumise. Ta dzisiejsza przypowieść to jeden z tych momentów w Ewangelii, w których nam podpowiada Jezus o potrzebie wyrzeczenia.
Šiandienos tas skaitinys palyginimas yra viena iš tų daugelio Evangelijos vietų, kur Jėzus iš mūsų reikalauja atsižadėjimo. To ciekawe, że w Ewangelii kilka razy mówi, że trzeba się wyrzekać. Įdomu, kad Evangelijoje ne kartą Jėzus kalba, kad reikia atsižadėti. Nam się wydaje, że po pierwsze trzeba się modlić, prawda, rano i wieczór. Mums galbūt galėtų atrodyti, kad svarbiau yra melstis ryte, vakare. A Jezus mówi, nie, kto się nie wyrzeka, ten nie może być moim uczniem. O juk Jėzus aiškiai sako, kad kas neatsižada, tas negali būti mano mokinys. I z pewnością Jezus ma rację. Ir Jėzus tikrai teisus. Bo kto się nie wyrzeka, to się nie będzie modlił. Nes kas neatsižada, tai tas ir nesimels. Mówiąc jaśniej, kto się nie potrafi wyrzekać, nie znajdzie czasu na modlitwę. Kitais žodžiais tariant, kas nesugeba atsižadėti, tas neras ir laiko ir maldai. Wyrzeczenie to jest konieczna umiejętność każdego z nas. Taigi atsižadėjimas, gebėjimas atsižadėti yra būtinas gebėjimas kiekvienam iš mūsų. Bez tej umiejętności nie mogę być chrześcijaninem, uczniem Jezusa. Be šio mokėjimo, gebėjimo negalime būti krikščionių, negalime būti Jėzaus mokiniu. No bo najpierw wyrzekamy się grzechu. Taigi, pirmiausia, išsižadame nuodėmės. Wyrzekamy się tego, co niszczy życie łaski. Atsižadame to, kas naikina malonės gyvenimą. I takich sytuacji, gdzie jesteśmy kuszeni i trzeba się wyrzec, jest mnóstwo każdego dnia. Ir tokių situacijų, kai esame gundomi ir kai reikia kažko atsisakyti, atsižadėti, yra daugybė kasdien. Ale są jeszcze trudniejsze. Tačiau būna ir dar sudėtingesnių situacijų. Muszę się nieraz wyrzec czegoś wartościowego, żeby coś jeszcze piękniejszego zdobyć. Kartais turiu atsižadėti kažko netgi vertingo tam, kad įgyčiau ar pasiekčiau kažką dar vertingesnio. Dokładnie tak jak w tej historii ze skarbem i perłą. Tiksliai taip, kaip toj istorijoje su lobiu ir perlu. A dla obecności Jezusa to nieraz trzeba wszystko podważyć. O žvelgiant į Jėzaus buvimą, tai kartais tenka tiesiog viską laikyti sąlyginiu. Wszystko zakwestionować. Viską, dėl visko suabejoti. Czyli wszystko względne w porównaniu z Nim. Pamatyti, kad viskas yra sąlygiška palyginus su Jėzumi. Wiemy, że w praktyce życia Pan Jezus nie każe nam odcinać wszystkich wartości od siebie, z niczego nie korzystać. Žinome, kad praktinėme gyvenime Jėzus nereikalauja iš mūsų tiesiog nukirsti visus saitus siejančius mūsų kokią nors nuosavybę ir nieko jokiais dalykais nesinaudoti. To nereikalauja. W praktyce życia po prostu poddajemy wszystko Jezusowi. Gyvenimo praktikoje mes tiesiog visą tai, tuos visus dalykus atiduodame Jėzui, pajungiame juos jam. Mówimy, że ofiarowaliśmy Mu coś. Mes sakome, kad mes jam tai paaukojame. A Jezus mówi, że trzeba umieć ofiarować wszystko. Tačiau Jėzus mus moko, kad reikia mokėti paaukoti viską. Jeden z ojców Kościoła napisał taki komentarz. Vienas iš bažnyčios tėvų parašė tokį komentarą. Ty nie patrz na to, ile już oddałeś Jezusowi. Nežiūrėk į tai, kiek jau tu esi atidavęs Jėzui. Tylko zobacz, ile sobie zostawiłeś. O pažvelk verčiau į tai, kiek savo dar pasilikai. Od tego zależy, co się będzie działo w twoim sercu. Ir būtent nuo to, kiek tu savo pasilikai, priklauso, kas vyks tavo širdyje. Jestem pośród ludzi szczególnie rozmodlonych. Esu čia tarp tokių žmonių, kurie yra ypač maldingi. Muszę was szczerze pogłaskać. Ir aš tikrai norėčiau jūs paglostyti už tai. Ale zaraz będę dokręcać śrubę. Bet šiek tiek paskui ir biški kažkaip kepštelsiu. Bo wśród rozmodlonych Pan Jezus chce bardziej działać. Nes tarp tų, kurie daug meldžiasi, Viešpats Jėzus nori ir daugiau veikti. Jezus tym, którzy naprawdę chcą iść za Nim, oferuje jeszcze udział w jednym skarbie. Jėzus tiems mokiniams, kurie nori sekti juo, siūlo, dovanoja dar vieną lobį. Jezus chce, żeby Jego Kościół był żywy. Jėzus trokšta, kad jo bažnyčia būtų gyva. A jest wtedy żywy, kiedy odbieramy aktualne działanie Ducha Świętego w nas. O bažnyčia tampa gyva tuomet, kai mes priimame jo tą gyvą veikimą, šventosios dvasios veikimą dabartinį tarp mūsų. Wielu dzisiaj mamy takich chrześcijan, którzy by powtórzyli za tymi uczniami z Efezu, z dziejów apostolskich. Tarp Jėzaus mokinių daug tokių, kurie įkandintų Efezo mokinių galėtų pakartoti. Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Mes net girdėti nesame girdėję apie tai, kad yra tokia šventoji dvasia.
Druga grupa to ci, którzy słyszeli o Duchu Świętym. Kita grupė sudaro tie, kurie kažką esate girdėję apie Šventąją Dvasią. A my mamy być takim, w których Duch Święty dzisiaj działa. O mes turime būti tokie, kuriuose jau Šventoji Dvasia jau šiandien veikia. Kościół, który tylko wspomina, że kiedyś Duch Święty działał, to bardzo smutny Kościół. Bažnyčia, kuri tik tai prisimena, kad kažkada Šventoji Dvasia yra veikusi, tai tokia bažnyčia yra labai liūdna. A Jezus chce, żeby Jego Kościół był żywy i radosny dzisiaj. Tačiau Jėzus nori, kad jo bažnyčia būtų gyva ir džiaugsminga šiandien. Jezus chce, żeby Duch Święty, którego przyjęliśmy przez chrzest bierzmowanie, mógł nieustannie okazywać swoją moc. Jėzus nori, kad jo Šventoji Dvasia, kurią priėmėme krikštu ir sutvirtinimu, nuolat rodytų savo galybę. Jestem przekonany, że Jezus chce ożywiać swoje dary w was. Esu tikras, kad Jėzus nori atgaivinti duotas dovanas jumise. Chcę z pewnością, żeby Duch Święty ożywiał znamiona swojej obecności. Jėzus nori, kad Šventoji Dvasia savo buvimo ženklus parodytų. Charyzmaty to nie przeszłość. Ir charizmos nėra praeitis. Charyzmaty to jest żywy Kościół. Charizmos tai reiškia gyvą bažnyčią. Duch Jezusa dzisiaj chce działać w pokoleniu Jego uczniów. Jėzaus dvasia šiandien nori veikti tarp Jėzaus mokinių šioj kartoj. Jeżeli na to pozwalamy, to jest skarb. Ir jeigu tai leidžiamės, kad jis veiktų, tai ir tampa lobiu. Nie chcę tutaj długo tłumaczyć, czym są charyzmaty. Aš nenorėčiau ilgai leistis į aiškinimus, ką reiškia charizmos. Przypuszczalnie wszyscy o tym już słyszeliśmy mnóstwo konferencji. Veikiausiai esame apie tai girdėję daugybėje konferencijų. Dobrze myślę? Ar aš teisus? No, Bogu dzięki. Ačiū Dievui. Ale jedno przypomnę. Tačiau vieną dalyką noriu jums priminti. Ponieważ chodzi o dary, Kai jau sykį kalbame apie dovanas, to nie można na nie ani zasłużyć, tai tų dovanų negalime nei užsipelnyti, ani ich kupić. nei pirkti. Jesteś sponsorem, nie szkodzi. Negalima to daryti. To cofając się do dzisiejszej konferencji, ze względu na nasze mnogie ofiary, wcale nam się nie należą charyzmaty. Tai ne viskas yra charizmos. Ale można sobie wyprosić. Tačiau tų dovanų galime išprašyti. Ja za to słowo sobie przepraszam. Aš atsiprašau, pavartojau tą sangrąžinę, kad savo išprašyti. Bo zawsze chodzi o działanie Boże, działanie Ducha Świętego, które będzie budowało Kościół. Nes visuomet mes turime omenyje Šventąją Dvasią, kuri statydina ugdo bažnyčią. Tam, gdzie ktoś by miał na myśli samego siebie, to oczywiście gubi łaskę. Nes jeigu kas tik tai galvotų apie save, apie dovaną savo, tai ten tuo pačiu žlugdytų malonę. I dlatego mi się przypomniała sprawa charyzmatów, bo one się łączą z wyrzeczeniem. Ir štai kodėl prisiminiau tą charizmų klausimą, todėl kad jos taip pat yra susijusios su atsižadėjimu. Bo oczywiście, żeby Duch Święty w nas działał z mocą, trzeba byśmy byli wolni od grzechów. Nes kad Šventoji Dvasia galėtų su gale veikti mumise, tai būtina, kad būtume laisvi nuo nuodėmės. Czyli trwali w drodze nawrócenia. Kad būtumėm, tvertumėm, išliktumėm atsivertimo kelyje. Bo nasze nawrócenie wciąż domaga się odnawiania. Nes mūsų atsivertimas vis nuolat reikalauja vis atnaujinimo. Powtóre ubiegamy się o wewnętrzne zdrowie, wewnętrzny pokój. Ir mes nuolat siekiame tos vidinės sveikatos, vidinės savo ramybės. Wiecie o tym na pewno w większości, że dopiero człowiek, który jest wolny od tego, co przeżył, jest bardziej zdatny do przyjęcia mocy Ducha Świętego. Veikiausiai jūs visi žinote, kad tik toks žmogus, kuris yra laisvas nuo to, ką jam teko anksčiau išgyventi, tik toks žmogus gali laisvai, atvirai priimti Šventosios Dvasios dovanas. Zawsze, gdy prowadzę rekolekcje, których celem jest ożywienie charyzmatów, Visuomet, kai man tenka vesti rekolekcijas, kuriuose yra kalbama apie charizmų atgaivinimą, to porównuję nasze dusze do naczynia. Visuomet palyginu mūsų sielas su indu. Ono ma być oczyszczone. Tas indas turi būti išvalytas. Zarówno z grzechów, jak i pozostałości lat minionych. Tiek išvalytas tiek nuo nuodėmių, tiek iš tų visų liekanų, iš praeities metų liekanų. Ta wolność dla Boga jest ważna.
Dievui labai svarbi ta laisvė, bo Ewangelia nas zawsze kieruje ku przyszłości. nes Evangelija mus visuomet kreipia į ateitį. Jezus mówi, że kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie jest zdatny do królestwa. Jėzus sako, kad kas prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, tas netinka Dievo karalystėje. Nikt z nas nie jest wezwany do życia przeszłością, cokolwiek się wydarzyło. Niekas iš mūsų nėra pašauktas gyventi praeitimi, kas bebūtų įvykę. Duch Święty chce nas prowadzić w przyszłość. Šventoji dvasia nori mus vesti į ateitį. Więc jeżeli jest w nas to wyrzeczenie, to oczyszczenie, Taigi, jeigu tai mumise yra tas atsižadėjimas, tas apsišvarinimas, apsivalymas, to trzeba prosić, żeby Duch Święty w nas działał bardziej. tai dar turime prašyti, kad dar stipriau šventoji dvasia mumise veiktų. Ilekroć będziemy śpiewać pieśń do Ducha Świętego w tych rekolekcjach, to pamiętajcie, że to nie jest tylko nasz zwyczaj. Ir kiek kartų giedosime į šventąją dvasią, šlovinsime, melsimės, giesmės giedosime, atminkime, kad tai nėra tik įprotis, kad mes giedame šventai dvasiai. Duch Święty naprawdę chce nieustannie zastępować i działać. Šventoji dvasia iš tikrųjų nori nuolat nepaliaujamai nužengti ir nepaliaujamai veikti. I to się w nas może bardzo różnie ujawniać. Ir mumise tai gali labai įvairiai reikštis. Przyjdzie ci złota myśl, ale taka złota naprawdę. Man atėjo galva tokia auksinė mintis, iš tikrųjų auksinė. Ktoś, kto gra czy śpiewa, nagle odkryje, że tekst modlitwy, która jest wypowiadana, jest także w pieśni i ją podejmie. Ir tas, kas giedantieji, šlovinantieji, staiga tą pagauna maldoj sakoma žodį ir tie patys žodžiai yra ir giesmėje ir perima giesme tą patį žodį. Przyjmiesz pewną intencję w sercu do modlitwy i ona będzie za moment ogłoszona. Ir su ta maldos intencija priima tą žodį ir tai yra paskelbiama. Odkryjesz, że Duch Święty działa w nas równocześnie. Ir iš to matome, kad šventoji dvasia tuo pat metu veikia mumise. I będziesz odkrywać coraz więcej natchnień, Jego poruszeń. Ir tuomet viskas kart vis labiau tos šventosios dvasios įkvėpimus, jos sujudinimus išgyvensime. Ja myślę, że bardzo wiele natchnień marnujemy. Aš manau, kad mes labai daug šventosios dvasios įkvėpimų tiesiog, pradanginame, praleidžiame. I wiele poruszeń Ducha Świętego idzie na darmo. Ir daug tokių šventosios dvasios įkvėpimų, sujudinimų eina veltui mūsų gyvenimuose. Bo nam nawet w grupach modlitewnych ciągle brakuje jednego wyrzeczenia. Nes mums, netgi ir maldos grupėse, nuolat mums trūksta vienos rūšies atsižadėjimo. Wyrzeczenia samych siebie. Savęs atsižadėjimo. W tej chwili już zmarły świętej pamięci słynny charyzmatyk, ojciec Emilian Tardif. Dabar jau miręs amžinatilsį garsus charizminio atsinaujinimo dalyvis tėvas Emiliano Tardif Mówił, że bardzo wielu nie rozwija charyzmatów, ponieważ się boją o swoją reputację. Ir jisai yra taip pasakęs, kad labai daug kas tiesiog neplėtoja, neugdo savo charizmų, nes, nuogastauja dėl savo reputacijos. Miał na myśli głównie rozwój charyzmatów prorockich. Jis turėjo omeny labiausiai tas pranašystės charizmų ugdymą, plėtojimą. Pójścia z odwagą za tym, co Duch Święty daje w myślach, w pragnieniach. Tiesiog, kai žmogus išsako tai, ką šventoji dvasia įkvepia į mintis, į troškimus. No bo któż z nas nie zna tego uczucia, jak się odezwę, to się wygłupie. Nes kam iš mūsų nėra svetimas toksai jausmas, kad kaip čia aš dabar, jeigu pasakysiu, tai kaip visi mane pažiūrėsi, kaip į kvailelį. Ja raz poznałem środowisko, które mnie bardzo zawstydziło. Man sykį teko susipažinti su tokia viena aplinka, tokiais žmonėmis, kas mane labai gerokai sugėdino. Taką grupę, która nie dbała o swoją reputację. Tokia viena žmonių grupė, kurioje nebuvo bijomasi dėl savo reputacijos. Niektórym z was już opowiadałem pewien epizod z tej grupy na skupieniu w Kownie. Aš kai kuriems jau esu pasakojęs tą epizodą, kai buvo Kaune tose rekolekcijose. To była grupa dzieci, potem już młodzieży, niepełnosprawnych, ułomnych. Tai buvo jaunuolių, neįgalių jaunuolių grupė. Oni byli bardzo rozmodleni. Ir tie jaunuoliai buvo maldingi. A zarazem nie mieli w sobie zahamowania intelektualnego,
że coś powiedzą niepoprawnie. Ir drauge dėl savo negalės neturėjo to tokio protinio kažkokio tų tokių racionalių stabdžių, kad neturėjo tos baimės, kad ko nors netaip neteisingai pasakys. I na oczach wszystkich, najpierw to były dzieci w wieku gdzieś 12-13 lat, a potem 18-20, wzrastały w Duchu Świętym. Ir jie iš pradžių jiems buvo 12-13 metų, paskui 18-20, jie, taip sakant, nuo paauglystės ir augo, brendo šventojoje dvasioje. Gdy miały około 17-18 lat, ujawniły się bardzo mocne charyzmaty, tak że nawet na nim miał opiekę pewien biskup. Ir jiems, tai grupiai, tiems jaunuoliams sulaukus 17-18 metų, labai ryškiai išryškėjo tokios charizmos juose ir netgi jų tą grupelę taip dvasiškai rūpinosi, globojo vienas vyskupas. Więc te ułomne dzieci mnie nieraz zawstydziły. Ir tai sykį tie vaikai, tie, taip sakant, jaunuoliai trapus, jie mane labai sugėdino. Opowiem 2 epizody, które są dla mnie katechezą do końca życia. 2 epizodus papasakosiu, kurie išlieka man iki gyvenimo pabaigos tokia katechezė. Te dzieci jako dzieci wychowywane w ośrodku wychowawczym razem mieszkały w domu, internacie. Tie vaikai, tie neįgalieji, jie kadangi augo, buvo auklėjami internate, tai jie draugė ten ir gyveno. Razem z wychowawczyniami, jakby w warunkach domowych. Ir jie jos draugė su auklėtojomis, tokiomis kaip tarsi namų sąlygomis, toks internatas ten było. Kiedy najstarsze miały około 12-13 lat, parę innych było młodszych, po pielgrzymce do Medjugorje chciały stworzyć grupę modlitewną. Ir po vyriausias iš jų buvo kokia 12-13 metų ir jie ten po piligriminės kelionės į Medjugorję visi norėjo įkurti tokią maldos grupelę. Pytały się wychowawczyni, proszę pani, czy możemy? Ir tos jo auklėtojos jie paklausė, ar galima būtų įkurti tokią grupę. Ta się tak na boku za głowę chwyciła. Jin truputį susigrėbė už galvos tą auklėtoją. Katolicki ośrodek wychowawczy. Čia toksai katalikiškas internatas maždaug. Tyle modlitwy i jeszcze grupa modlitewna. Reiškia, jau ir taip ten pakanka to dvasinių užsiėmimų maldos ir dar priedo kažkokią maldos grupelę kurti. Ale oczywiście przyzwoliła jak najbardziej. Bet žinoma, leido tiems vaikams kurti. One się regularnie spotykały. Ir reguliariai susitikinėdavo tie vaikai. Kiedy minęło już szereg miesięcy, zaprosiły wychowawczynię do siebie. Ir jau keletų mėnesių praslinkus pasikvietė ir auklėtoją į savo maldos susirinkimą. Czy pani by się z nami nie chciała spotykać raz w tygodniu? Ar nenorėtumėt auklėtoje su mumis kartą per savaitę irgi pabūti tose susirinkimuose? No jak może powiedzieć dorosły chrześcijanin, że się już nie chce więcej modlić? Kaip gali suaugęs krikščionis pasakyti, kad jam jau pakanka maldos, kad jis jau daugiau jam nebereikia? Więc z ukrytym westchnieniem, taka właśnie tajemnica, prawda? Z ukrytym westchnieniem przyjęła zaproszenie. Nu, jinai su tokiu paslėptu atodusiu priėmė tą pakvietimą. I było bardzo pięknie. Ir viskas vyko labai gražiai. Ale te dzieci miały pewien zwyczaj. Bet tie vaikai turėjo tokį, papratimą, buvo papratę daryti vieną dalyką. Na spotkaniu modlitewnym każdy podejmował jakieś postanowienie dzieła na najbliższy tydzień. Kiekvienas jų tame maldos susirinkime kažką pasiryžimą išsakydavo būsimai savaitėjai. A potem dawał sprawozdanie wobec wszystkich, jak to wykonał. Reiškia, ir susitikimo metu kitiems papasakodavo, pasidalydavo, kaip jam sekėsi tą pasiryžimą vykdyti. Ta wychowawczyni już nie dawała rady, miała mnóstwo zajęć. Ir ta jau auklėtojai nebesisekė ten turbūt dalyvauti, jinai per daug buvo užsiėmusi. Podjęła postanowienie i nie spełniła dzieła. Atsiprašau, jinai, reiškia, dalyvavo, bet jinai įsipareigojo kažką padaryti, bet to neįstengė įvykdyti. Więc prowadząca spotkanie dziewczynka mówi, to pani dajemy jeszcze czas na drugi tydzień. Ir tada maldos grupiai vadovaujantį mergina pasakė tai auklėtojai, nu kągi, nepavyko jums įgyvendinti pasiryžimo, tai dar vieną savaitę duodam jums laiko. I ona znowu nie dała rady. Ir vėl, ir dar per tą savaitę irgi neįgyvendino tą, ką buvo pasižadėjusi. Na kolejnym spotkaniu modlitewnym 15-letnia dziewczynka mówi. Ir vėl sekančiame maldos susirinkime 15-metė mergina sako. My nawet pani pomożemy. Mes padėsim tamstą mokytoją. Ale to pani musi wykonać. Bet tamstą auklėtoją jūs turite tai įvykdyti. Daje pani 3 dni czasu. Duodame jums 3 dienas laiko. A potem koniec. O po to viskas. Bo to grupa modlitewna, a nie zabawa. Nes sako, čia maldos grupė, o ne koks žaidimas.
I to mi się bardzo spodobało, Ir tai man labai patiko. bo mnóstwo ludzi się bawi w życie religijne. Nes daugelis žmonių tiesiog žaidžia tarsi religiniu gyvenimu kaip žaidimu. Bawią się w kościół, Žaidžia bažnyčią. bawią się w przychodzenie do kościoła. Žaidžia vat ateidami, lankydami bažnyčią. To jest bycie z Jezusem, ale nie na serio, Tai toksai vat buvimas su Jėzumi, bet ne iš rimtųjų. nie z konsekwencją. Nepriimant tų dalykų pasiekmių, kas iš to išplaukia. I ta ułomna dziewczynka powiedziała świetnie. Ir ta su trapi mergaitė su negale, jin pasakė labai taikliai. Jak się nie podoba, to wynocha. Jeigu nepatinka, tai iš maldos grupės neišmesime. Grupa modlitewna, a nie zabawa. Čia yra maldos grupė, o ne žaidimas. Powiedzcie to w swoich grupach modlitewnych, Tai papasakokite tai ir savo maldos grupėse, żeby ktoś przypadkiem się nie bawił. kad nebūtų tokių žaidžiančių. Te dzieci wzrastały w łasce. Tie vaikai augo tokioje malonėje. I nieraz, kiedy miałem z nimi kontakt, a to tak się zdarzało, że regularnie bywałem w tym środowisku, zaskakiwały mnie właśnie otwartością w modlitwie. Ir man ne kartą tekdavo tenai būti, lankytis toje vietoje ir jie mane vis nuolat stebindavo savo maldingumu. Wypowiadały słowo bez zahamowania. Jie taip be jokių vidinių stabdžių išsakydavo žodžius. I tak jak to jest ze słowem, które daje Duch Święty. Ir taip ir yra vat su tuo žodžiu, kurį duoda šventoji dvasia įkvepia. To zawsze taki strzał w dziesiątkę. Tai yra visuomet į dešimtkę tas šūvis pataikantis taikliai į centrą. Raz na czas, kiedy już te najstarsze dziewczynki, dwie z nich były tak bardzo obdarowane, odwiedzały pewnego biskupa. Ir sykį jau dvi vyresnės tos merginos, kurios irgi jau ypatingai buvo tokios apdovanotos, tai jo aplankė vyskupą. I miała miejsce taka historia, Ir štai tokia istorija vyko. że raz pojechały ze swoją opiekunką wychowawczynią do tego księdza biskupa. Ir pas tą vyskupą nuvažiavo su savo auklėtoja. Gdy tylko weszły, to jedna z nich mówi: Ir tik įžengus į vyskupo namus, viena iš tų merginų sako. ja czuję, że ksiądz biskup ma problem, my się za księdza biskupa pomodlimy. Ir sako, jaučiu, kad vyskupė turite problemų, mes norime už jūs pasimelsti. Więc opiekunka tych niewidomych, bo to były niewidome, opiekunka tych niewidomych dziewczynek mówi: już miałam pot na plecach. Ir tas tų merginų auklėtoja, jos beje dar buvo ir priedo ir neregės, dar ir aklumo negalę turėjo. Tai tiesiog jinai sako, aš suprakaitavau iš nugaros jau visiškai išgirdus to žodžius. Kto by się z nas odważył na taką szczerość? Kas iš mūsų tokiai, va taip atvirai, tokie be stabdžių, tokius dalykus sakytų. Ksiądz biskup przystał na propozycję. Ir vyskupas išgirdęs taip staptelėjo. Siedział przy stole, niewidome dziewczynki stanęły obok niego. Ir vyskupas sėdėjo prie stalo, o tos mergaitės neregės jam iš šalies atsistojo. Chwilę śpiewały w językach. Ir kalbomis giedojo. I jedna mówi: ja czuję, że Pan Jezus chce dać księdzu biskupowi słowo. Ir viena iš jų sako, aš jaučiu, kad viešpats Jėzus nori vyskupę jums duoti žodį atskleisti, Dievo žodį. I wedle zwyczaju wzięła podany Nowy Testament w swoje ręce. Ir jai buvo atskleista Naujasis testamentas, į tą neregė paėmė į rankas. Niewidoma dziewczynka wertuje i w pewnej chwili mówi: o, czuję, że to tu. Ir ta neregė taip varto ir sako, va, jaučiu, kad va šitoj vietoj. I pokazuje palcem wychowawczyni: niech pani tutaj czyta. Ir duoda savo auklėtojai tą vietą, va, perskaitykit. I pokazała dokładnie werset z Dziejów Apostolskich. Ir ji atskleidė būtent apaštalų darbų tas eilutes. Z opisu wyboru Macieja na miejsce Judasza. Kur į Judo vietą išrenkamas naujas apaštalas Motiejus. Przerażona kobieta odczytuje słowa. Ir ta moteris auklėtoja skaito taip išsigandus tą vietą. Dom jego niech opustoszeje, Te ištuštėja jo namai, a urząd jego niech obejmie inny. o kitas tegul perima jo tarnystę. Ale ksiądz biskup się nie śmiał, tylko się rozpłakał. Bet vyskupas nesijuokė, bet pravirko. Mówi: kochane dzieci, przez was Pan Bóg mnie uratował. Ir pasakė, mėly vaikai, va, per jūs
viešpas Dievas mane išgelbėjo. Ja od 2 tygodni nie śpię, Aš jau nemiegu 2 savaitės, bo mam konflikt w jednej parafii nes vienoj parapijoje vyksta i konfliktas. pytam Pana Jezusa, co mam robić? Ir aš vis nuolat klausiu viešpaties Jėzaus, ką turėčiau daryti toje Czy zmienić situacijoje. proboszcza, czy nie? Ar kleboną keisti ar ne. Ja bym takiego słowa nie miał odwagi przeczytać, Ir aš asmeniškai taip nebūčiau išdrysęs taip tų žodžių išskaityti. a nawet pokazać. Net nebūčiau drįsęs ir parodyti tų žodžių. Tyle mam w sobie zahamowań, Tiek turiu savyje tų vidinių stabdžių. przynajmniej wobec księdza biskupa. Ypač tarp vyskupo akivaizdoje. Natomiast kiedy ktoś jest wolny od siebie, jest Tačiau- w stanie to uczynić. Jeigu žmogus yra visiškai laisvas iš savęs, neturi tų vidinių stabdžių, tai gali tai padaryti. Dlatego to wyrzekanie siebie bardzo daleko sięga. Taigi tas savęs atsižadėjimas turi labai tolimas pasiekmes. I to bardzo niełatwe zadanie. Ir tai anaiptol nelengvas uždavinys. Błagajmy Jezusa w tej Eucharystii, aby był naszym skarbem. Taigi maldaukime viešpaties Jėzaus, jis būtų mūsų lobis. Błagajmy, żeby On sprawił panowanie w nas, którego sami nie dokonamy. Maldaukime, kad jis viešpatautų mumise, ko mes patys neįstengsime įvykdyti. Prośmy o tę łaskę, żeby wszystko Jemu było poddane. Prašykime tos malonės, kad visa jam būtų pajungta. I błagajmy o taką wolność, żeby Jego Duch mógł w nas działać. Ir maldaukime tokios laisvės, kad Jėzaus dvasia galėtų mumise veikti. Jezu, Ty chcesz odnawiać swój Kościół. Jėzau, tu nori atnaujinti savo bažnyčią. Chcesz odnawiać nas tutaj, aby Twój Kościół był nowy. Tu nori atnaujinti čia mūsų susirinkusius, kad tavo bažnyčia būtų atnaujinta. Daj nam w tych dniach przyjąć wolność od przeszłego życia. Leisk mums per šias dienas priimti tą išsilaisvinti nuo praeito gyvenimo. Daj nam oddalić od siebie grzech. Leisk, kad atitolintume nuo savęs nuodėmę. I daj nam także uspokojenie serca. Taip pat suteik mums širdžių ramybę. I tak jak chcesz, zlej na nas tutaj swoją moc. Ir pagal tavo valią tegul nužengia ant mūsų tavo gale. Bądź naszym skarbem. Būk mūsų lobis. I bądź jeszcze bardziej naszą tajemnicą. Ir būk dar labiau mūsų slėpinys. Jak trzeba, to między nami a światem daj zasłonę. Jeigu to reikia, tai tarp mūsų ir pasaulio te užsileidžia uždanga gobtuvas, Abyśmy umieli być Twoim ludem, Panie. kad viešpatė galėtume būti tavo tauta viešpatė. Amen. Brangieji, šioje ganytojo žodžio laidoje girdėjote kunigo Jan Reček iš Krokuvos arkivyskupijos konferenciją skaitytą šią vasarą Šiluvoje. Konferenciją vertė Kastantas Lukėnas.